7 skyrius. Autobusas išvyksta 6:22, 6:37. Kaip sekasi? Ačiū, gerai. Gal išgerkim arbatos? Negaliu, prasideda paskaita. Paskaitos prasideda 8 valandą, o baigiasi 1. Pirmadienį paskaitos nuo 8 iki 1. Kiek valandų? Jau 8. Iš Kauno išskrendu 9:40. Aš grįšiu po 5 dienų, kitą pirmadienį. Kada jūs grįšite? Nežinau, grįšiu, kai galėsiu. 41 pamoka. Kiek valandų? Kiek valandų? 3 valandos. 3 valandos. Jau 8. Jau 8. Jau 11. Jau 11. Po 3. Po 3. Nuo 3. Nuo 3. 3 dienos. 3 dienos. 3 dienas. 3 dienas. Kiek valandų? 3 valandos. Jau 8. Jau 11. Po 3. Nuo 3. 3 dienos. 3 dienas. Jis keliavo iš šalies į šalį, kiekvienoje vietoje, kur apsistodavo, praleisdamas 3 dienas. 3 dienos apkeliaut pasauliu yra net per daug, jei sustabdai kūną ir keliauji savimi. Girdi? Ką? Save. Aha, čia tu? Tu gyvas. Po 3 dienų ir dar 100 milijonų dienų. Jis keliavo iš šalies į šalį, kiekvienoje vietoje, kur apsistodavo, praleisdamas 3 dienas. 3 dienos apkeliaut pasauliu yra net per daug, jei sustabdai kūną ir keliauji savimi. Girdi? Ką? Save. Aha, čia tu? Tu gyvas. Po 3 dienų ir dar 100 milijonų dienų. Ar rytoj paskaita bus? Rytoj paskaita bus. Ar rytoj paskaita bus? Rytoj paskaita bus, bet aš negalėsiu ateiti. Ar rytoj paskaita bus? Rytoj paskaita bus, bet aš negalėsiu ateiti, nes važiuoju į oro uostą. Ar rytoj paskaita bus? Rytoj paskaita bus, bet aš negalėsiu ateiti, nes važiuoju į oro uostą. Man reikia pakeisti bilietą. Keturiasdešimt antra pamoka. Trečias autobusas išvyksta 6:22, 6:37, 6:53. Trečias autobusas išvyksta 6:22, 6:37, 6:53. Ta naktį, kai sniegas už lango žydės,
Aš noriu, kad tu man uždegtum žvakutę ant mano širdies. Ta naktį, kai sniegas už lango žibės. Aš noriu, kad tu man uždegtum žvakutę ant mano širdies. Trečiadienį ir sekmadienį iš Kauno į Birmingemą lėktuvas įskrenda 17:50 minučių. Trečiadienį ir sekmadienį iš Kauno į Birmingemą lėktuvas įskrenda 17:50 minučių. Lėktuvas įskrenda 3 valandą. 3 valandą. Gal susitinkam trečiadienį. Trečiadienį. Kada jums egzaminas? Lapkričio 3 dieną. 3 dieną. Šiandien lapkričio 3 diena. 3 diena. Aš grįšiu pirmadienį. Kada jūs grįšite? Grįšiu, kai galėsiu. 43 pamoka. Labas vakaras, myli žiūrovai, žinau, pasiilgot manęs. Žinau, kokį žada rytdienos orą, žinau apie rungtynes. Kodėl tiek daug mokat už elektrą, kaip mokosi jūsų vaikai? Labas vakaras, myli žiūrovai, žinau, pasiilgot manęs. Žinau, kokį žada rytdienos orą, žinau apie rungtynes. Kodėl tiek daug mokat už elektrą, kaip mokosi jūsų vaikai? 8 valandą informacinė laida Labas rytas. 8 valandą 20 minučių koncertas Draugų ratelyje. 8 valandą informacinė laida Labas rytas. 8 valandą 20 minučių koncertas Draugų ratelyje. Aš džiaugiuosi. Aš džiaugiuosi, kad tu džiaugiesi. Aš džiaugiuosi, kad tu džiaugiesi, kad aš džiaugiuosi. Aš džiaugiuosi, kad tu džiaugiesi. Kad aš džiaugiuosi, kad tu džiaugiesi. Aš džiaugiuosi, kad tu džiaugiesi, kad aš džiaugiuosi. Kad tu džiaugiesi, kad aš džiaugiuosi. Aš džiaugiuosi, kad tu džiaugiesi. Kad aš džiaugiuosi, kad tu džiaugiesi. Kad aš džiaugiuosi, kad tu džiaugiesi. 44 pamoka. Laiką čia visi pamiršta ir vasara nesibaigia, rodo stovi karuselė, o žemė tik sukasi aplink. Vasara baigėsi, lauke sukas migla, nieks ledų nenori dabar, taip šalta. Labas rytas, Giedre. Kaip sekasi? Sveiki, neblogai. Kaip jums? Man rytoj seminaras. Ruošiuosi. Kada jums egzaminas? Ar jau pasiruošusi? Ne, dar nepasiruošusi. Egzaminas poryt. Klausykite. Gal išgerkim arbatos? Aš dar be pusryčių. Ne, negaliu, nepykite. Turiu skubėti. Po pusvalandžio prasideda paskaita. O,
Po 5 minučių autobusas. Viso gero. Sėkmės jums. Ačiū. Ir jums. Klausau, Vytai. Sveika, gal einam arbatos? Sveikas. Ne, negaliu. Prasideda paskaita. Gal susitinkam per pertrauką? Pertrauka labai trumpa. Tai gal po paskaitų? Negaliu, nepyk. Poryt man egzaminas, reikia mokytis. Gal po egzamino? Gerai, kada egzaminas? Iš ryto? Ne, po pietų 3 valandą. Kai baigsis paskambink, gerai? Gerai, paskambinsiu. Jau negaliu kalbėti. Prasideda paskaita. Iki. Iki, sėkmės tau. Ačiū ir tau. 45 pamoka. Alio? Sveikas, Visi klausimai buvo labai sunkus. Keturiasdešimt šešta pamoka. 8 valandą informacinė laida Labas rytas. 8 valandą 20 minučių koncertas Draugų ratelyje. 9 valandą 15 minučių prie ekrano kviečiame mažuosius žiūrovus. Televizija tiems, kurie mokosi 10 valandą. 12 valandą 15 minučių agropramoninis kompleksas. Labadiena. Aš esu Justina, 3 kurso studentė. Norėčiau paklausti, ar gavote mūsų kvietimą. Atsiprašau, kokį kvietimą? Kviečiame jus į studentų mokslinę konferenciją. Kada ir kur? Kitą mėnesį, gegužės 3 dieną, 4-dienį, universiteto bibliotekoje. Kelintą valandą? Pradžia 11 valandą. Labai jums ačiū. Jei galėsiu, būtinai dalyvausiu. Labadiena. Aš esu Justina, 3 kurso studentė. Norėčiau paklausti, ar gavote mūsų kvietimą. Atsiprašau, kokį kvietimą? Kviečiame jus į studentų mokslinę konferenciją. Kada ir kur? Kitą mėnesį, gegužės 3 dieną, 4-dienį, universiteto bibliotekoje. Kelintą valandą? Pradžia 11 valandą. Labai jums ačiū. Jei galėsiu, būtinai dalyvausiu. Ką veikia prūsai? Kaip ir vakar. Sėdi ir geria. Paduok apsiaustą. Komtūrė, šiąnakt man vėl prisisapnavo tas pats sapnas. Tu meluoji. Esi per daug kvailas, kad sapnuotum. O dabar paliepki broliams, kad pasiruoštų. Su jais vyrai reikia geruoju. Jie tokie pat žmonės kaip ir mes. Tačiau jų mantai mes niekada nenugalėsim. Matai, jie valgo žolės. Bet kur? Net ir tyrose jiems bus nebaisu. Nieko ir mes išmoksim.
Garbė mūsų viešpačių Jėzui Kristui prūsų vadai. Aš matau jūsų sielos ilsisi taikoje bei ramybėje. Ar jūs patenkinti mūsų broliškų susitarimu? Taip, štai. Ar pasiuntiniai su gera žinia jau nusiųsti į jūsų žemės? Nusiųsti. Taip. Monte, tavo sūnus, pakrikštytas Henriku, netrukus sugrįš iš Magdeburgo į tėvūniją. Visi kilmingųjų prūsų sūnus paimti įkaitais nuo šventojo Stepano dienos paleidžiami. Psalmėse yra pasakyta, tesibučiuoja taika ir teisingumas. Už von Grumbacha! Už von Grumbacha! Brangus mano svečiai, ko nusipelno žmogus, kuris vaišinamas durklų smogia šeimininkui? Ugnies pagal prūsų papročius. Šiąnakt užgesus deglams kažkuris jūsų užpuolė mane. Bet ačiū viešpačiui, aš buvau šarvuotas. Melas. Melas! Melas!